Sveiki, atliksime trečio laboratorinio darbo trečią dalį. Tai yra imituosime judančios rotuotos platformos valdymą mygtukų pagalba. Taip, periname prie schemos. Schemoje matome Arduino Uno mikrovaldiklį, ultragarso atstumo matuoklį, kuris sujungtas su slankiojančiu switchu, taip pat rėlę, kuri pagal defaultą, kuri sujungta su du ledais. Vienas ledas atitinka judėjimą tiesiai, jis yra defaultinis, ir raudonas ledas yra tada, kai transporto priemonė juda atgal. Ir jisai rėlė perjungia į raudoną, kai automobilis juda atgal. Taip pat turime du LCD L2C ekranėlius. Vienas jų išveda bendrą informaciją, kitas bendrą ir išvestinę. Servo variklis pas mus imituoja automobilio judėjimą. Kai strelytė tiesiai, jis juda tiesiai. Kai strelytė pajuda į viršų, jisai suka į kairę. Kai pajuda į dešinę, suka į dešinę. Ir kai žemyn, jisai važiuoja atbula eiga. Mygtukas viršutinis yra forward, judėti tiesiai, apatinis geltonas judėti atgal, pilkasis judėti į kairę, baltasis judėti į dešinę. Taip, pabandom startuoti simuliaciją. Taip. Taip, matome, kad kairėn dešinėn juda. Bandom įjungti atgal, išjungus raudoną lemputę. Taip pat yra įvesti ribojimai, jeigu yra pasiekiamas metras atstumas iki kliūties, mažiau negu metras atstumas, jisai automatiškai jungia atbulinę pavarą. Pasižiūrim, kaip tai atrodo. Veikia. Įjungus switchą atstumas pasidaro 0. Darbas atliktas, mano manymu, gerai.